Sveiki. Abiejų mūsų šios laidos istorijų herojus vienyje bendras bruožas. Dvi šeimos palikę didmiesčių šurmulį gyventi persikėlė į kaimo vietovę. Menininkai Margarita ir Saulius Milašiai tikina miesto traukos nejaučiantys. Anykščiai vos už 10 kilometrų, o ir į Vilnių tenka važiuoti po kelis kartus per savaitę. Kaime įsikūrę sutuoktiniai sako, jog čia gali realizuoti visas svajones. Savo rankomis statyti namus, drožti angelus, skulptūras, baldus ir svarbiausia, ramiai auginti 4 vaikus. Anykščių rajone Pasusienio kaime Margarita ir Saulius pradėjo kurtis prieš 2 metus. Įsigijo čia seną sodybą, netrukus ėmėsi ir naujo namo statybos darbų. Ponas Saulius skulptorius restauratorius, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas. Ponia Margarita dizainerė, tiesa, šeimai nusprendus įsikurti čia, jai teko atsisakyti dėstytojos darbo Kauno kolegijoje. Tačiau veiklos moteriai per akis Pasusienyje gimė 4. Milašių atžala. Gyvenom 5. aukšte, blokiniam name ir kiekvieną savaitgalį važiuodavom čia tai pas tėvus, tai į sodą kažkur, tai vis su tašėm, su daiktais, su vaikais ir kiekvieną savaitgalį vėl atgal 5. aukštą, tai tas važinėjimas jau, žinokit, taip atsibodo. Niekada nesigailėjot, kad išsikraustėte iš miesto? Ne, aš negalima sakyti kokiais laikais, kad išsikraustė iš miesto. Dabar tas miestas jau yra pasiekiamas per valandą ar pusvalandį. Tai tiesiog, kad bereikalingai kamščiuose negaišt laiko ir visokiom kitokiom problemom save apkrauti. Galima gyventi kitur. Čia smagu, čia mes, kaip tuo tikslu ir kraustėmės, nes ir, reiškia, medžiagas reikia ruošti. Jeigu, tarkim, aš medžio skulptorius, ar ne, iš medžio drožį daugiausia dirbu su medžiu. Tai tą medieną reikia ruošti pačiam tiesiog, nes tu jos nenusipirksi, tai reiškia, kaip tokios, tai vis tiek kaip gamtinė žaliava, reiškia, Reiškia, ją kažkur reikia sandėliuoti. Jo džiovini, reiškia, tokiu būdu, gal natūraliu būdu geriausia yra, tada mažiau skilinėja. Tam reikia laiko, vietos ir sąlygų tokių reikia. 3 hektarus užimančioje sodybos teritorijoje šeima pasodino per 1000 įvairiausių medžių. Čia užsiaugina daržovių, iš savų rūgių kepa naminę duoną. Mūsų ūkininkavimas pramoginis, juokiasi ponas Saulius. Tvarkingai sukrauti rąstai, lentos išduoda tikrąjį vyro pašaukimą – medžio drožybą. Dirba skulptorius su įvairiausia mediena – ąžuolo, liepos, beržo, obels, kriaušės ir net ožekšnio ar gudobelės. Mažiausiai 5 metus natūraliai džiovinama mediena skulptoriaus rankose virsta angelais, šventųjų skulptūromis, baldais. O su medžiu jūs kiek metų dirbat jau? Faktiškai visą laiką dirbu. Negalima sakyti nuo pat gimimo, bet jau nuo kokių gal 5 metų pradėjau domėtis. Medžiu? Taip. Visą laiką aš Tai jūs toks labai laimingas žmogus. Iš principo jūs jau nuo vaikystės žinojot, kad medis yra jūsų pašaukimas. Jo, jeigu laimė taip suprasti, tai labai laimingas, nes buvo viskas aišku ir klausimų nekildavo niekad. Ir iki šiol neatsibosta. Tai ta prasme, ta žaliava tokia ir tradicijos turi tokį pagrindą rimtą labai, ypač mūsų krašte Lietuvoje, visą Šiaurės Europoje, reiškia. Pradedant į šiaurę nuo Alpių, tai yra medis, tai ir istorinį laikotarpį, reiškia, gotikiniam renesanso laikotarpį buvo pagrindinė žaliava, pagrindinė dailininkų skulptorių medžiaga. Mane žavi gotikos ir renesanso medžio skulptoriai, sako vyras. Senosios vokiečių, austrų meistrų mokyklos įtaka juntama ir jo darbuose, šventųjų skulptūrose ir angeluose. Specializacija mano angelų drožybos, tarkim, ir taip su jumoru galima. Nes irgi labai yra paklausa angelai, reiškia. Jūs mėgstate drožti angelus? Aš juos mėgstu visų pirma, o po to ir žmonės pamėgsta labai. Angelomanija, pasak ponios Margaritos, susikrėtusi visa šeima. Prieš Kalėdas ir maži ir dideli visi gamina angelus. Kas drožia iš medžio, kas lanksto ir karpo iš popieriaus. Šis angelas jau turi šeimininką, visai netrukus jau kels sparnus į sostinę. Ir įrankiai, kuo minkštesnis medis, tai tuo aštresnis turi kaltas būti. Ąžuolą, pavyzdžiui, drožint, tai mažiau jaučiasi, kai atšimpa. O šitas liepą drožint vos atšimpa ir jau nebe drasko medieną tada drožint.
Reikia galasti? Jo, reikia dažnai galasti. Tai aš tą skulptūrą reiškia tokia daugiau, stengiuosi į tokią erdvinę, tokį lengvumą angelas, jisai skraidantis toks yra. Tai turi būti lengvi ir sparnai, ir tokie ažūros, iš vieno vientiso kamieno, reiškia, tokia, gan medžiagiškai, pagal medieną, reiškia, rasta apimti. Išdrožiama tokia visa kompozicija, kuo daugiau tokių erdvių ir jie, tokia šviesos šešėlių žaismą tokį turi, įgauna. Jis jau visas kiauras yra. Ir ploninu, kol liks pukelis toks.